Na, iš tiesų, tai pirmiausia, tai džiaugiuosi, aišku, kad turėjau tą galimybę ir labai džiaugiuosi pačios ministerijos kolektyvu, kuris mane priėmė ir turbūt ta šiluma galbūt ne iš karto, bet ta šiluma davė tą postūmį tom veiklom, kurias mes įgyvendinom. O dalykų buvo tikrai labai daug, gerų padaryta ir globos įstaigų pertvarka, ir tas pats socialinis modelis, kurį peikiam, bet šiandien egzistuoja tas darbo kodeksas vos net tokiu pačiu formatu. Taip, kad tų darbų tikrai yra labai daug, bet esminis dalykas, dar kartą kartoju, tai yra žmonės, kurie dirba ir kurie ten kūrė tą pridėtinę vertę, jų tas santykis, jų požiūris. Šiandien džiaugiuosi, kad turiu galimybę dirbti irgi jaunų žmonių kolektyve ir kad turiu galimybę padėti tiems, kurie šiandien galbūt yra tame užribyje arba, kaip aš sakau, paraštėse. Tai yra žmonės, kurie nedirba, turi įvairiausių priklausomybių, jiems kartais trūksta net ir socialinių įgūdžių, jie daugiau kaip 10 metų nedirba, neturi darbo, neturi kažkokios tos aplinkos, kuri iš tiesų galėtų juos vesti į priekį. Tai šiandien man ta misija suteikta ir aš jau 8 metus dirbu tą darbą, tiesiog jiems ištiesti ranką, padėti eiti tuo teisingu keliu ir labai džiaugiuosi, kad atsiranda galimybė juos ir pamotyvuoti ir išklausyta daugiau kaip 4000 istorijų ir iš tų istorijų tikrai yra puikių rezultatų, kur žmonės atsisako priklausomybių, pradeda dirbti, sukuria net ir savo darbo vietas. Tai be abejo, ne viskas taip gražu, bet tikrai esu dėkinga ir likimui, ir gyvenimui ir tikėtina, kad tos patirtys, kurias aš įgijau dirbdama ministrė, šiandien dienai man tikrai leidžia tas žinias pritaikyti ir galbūt siauresniam kontekste, bet iš tiesų kurti pakankamai didelę pridėtinę vertę mūsų visuomeniai.